Ukmergės miesto šventės dalyviai, rengėjai, viešnios ir svečiai. Yra miesto gyvenime vienas žygis per metus, kada atėję šalin dienos darbus, visi be skirtumo susirinkam draugėn pasibūti, pasidžiaugti savo miestu. Šiandien pasirodoma Ukmergėje, susirinkę iš visų apylinkių, iš visų jos ryčių. Atvykome taip gausiai in Ukmergę, kaip on savo sostinė. Sveiki, apsilankę! Mūsų suderintose gretose yra kaimiečių ir miestiečių, vyrų ir moterų, merginų ir bernaičių, visokių sričių bendruomenių. Ir ne tik iš Ukmergės rajono, bet ir iš užsienio. Man džiugu pristatyti, kad į šventę atvyko svečiai iš Vokietijos. Deutschland. Svečiai iš Lenkijos. Polska. Braliukai iš Latvijos. Ir svečiai iš Baltarusijos. Sebrais Belarusijai. Tame dalyvių įvairume vyrauja vienybė šventinių pagrindų. Juk dar senovės filosofai yra pasakę, kad šventė yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurie vienija tautą. Tad nuoširdžiai sveikinu jūs susirinkusius į miesto šventę, sveikinu visus šventės dalyvius, svečius, suvažiavusius čia iš Ukmergės rajono, Lietuvos ir užsienio. Kad pabūtume kartu, kad pajaustume plataus dvasinio sambūrio, o gal teisingiau pasakyti, gausios ir draugiškos šeimos nariais. Sveikinimo žodį kviečiu tarti Ukmergės rajono savivaldybės merą Vidą Paknį. Prašom, mere. Ar žinote, kad tarpukariu Ukmergė buvo vienas didžiausių Lietuvos miestų? Čia klestėjo pramonė, kūrėsi dirbtuvės, įmonės, plėtėsi miesto infrastruktūra, šurmuliavo mugės. Tarpukaris Ukmergės klestėjimo metas. Mes tą šiandien norim parodyti. Kodėl tą primenu? Todėl, kad šiemet vykstanti Ukmergės miesto šventė būtent ir pakvietė mus pasivaikščioti po kitokį miestą, kvepiantį močiutės keptą duoną ir pasipuošusi senelės skrybelę. Nors ir matomi akivaizdus pokyčiai, tačiau svarbiausias dalykas, kuris vienija Antaną Smetoną menančius laikus ir šią akimirką, yra žmonės. Mielieji, pabūkime visi kartu, pasidžiaukime gražią dieną, sužinokime kažką naujo, įdomaus, naudingo. Tai, kad šiandieną išėjome į gatves, parodo, jog jaučiame savo miesto dvasią. Norime būti ir esame Ukmergės bendruomenės dalimi. Norime kurti gražią ateitį. Linkiu, kad niekada nepritrūktų jėgų ir noro rūpintis savo miesto gerovę, kad mūsų visų pastangomis Ukmergės kraštas klestėtų, gražėtų ir kad visi galėtume pasakyti, Ukmergėje gyventi gera. Dėkoju mūsų miesto svečiams ir draugams atvykusiems iš Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, Baltarusijos. Džiaukimės ir linksmai bei išradingai švęskime savo miesto šventę, nes ši diena ir šventė tam ir skirta. Ačiū visiems.